tu nepastebėsi to iš karto, o aš dabar būsiu pozityvus. Ir žinai, nu ir kur tie visi mano pozityvus dalykai, žinai, tu iš karto Jo, jo, lūkestį, jo. žinai, uždėdi ir tu nepritrauks to, nes šitai fizinė realybė, grinai, vat, mes inkarnavomės čia į šitą žemės ir mokyklą, čia ir grinai mokykla. Pamokos. Ir toks, kaip pasakyti, toks laiko tarps, gali sakyti, procesas, kurį tu turi praeit, kad tu gautum tą kažkokį dalyką. Gerai, tu esi toj būsenai, viskas tie dalykai, kas ir pozityvų, kas priklauso tau, jau ateina pas tai. Bet tai nereiškia, kad, o iškart, žinai, ateisi per sekundę. Dėl to mes čia ir esam. Jo, dėl to mes ir esam, kad patirtumėm procesai, praeitum tą dalyką, tu esi toj būsenai pastoviai, praein kokias 2 savaitės kažkas, ir tu iš tikrųjų nuoširdžiai dirbi su savimi, pastebi ir tu išliek pastoviai būsenai, ir tada pamatai tuos vaisius, žinai. Nes nėra taip, kad tu pasodini ir tipo jau lauki ten vaisiaus. Tai sėklo pasodini, užkasi ir taip atsėdi. Ne, taigi tu turi tą ir laistyti, ir trašas dėti, ir viską, tu turi rūpintis. O oro sąlygos irgi labai tai, ką duoda. Tai nebus taip, kad oi, vieną dieną viskas nusiteiksiu pozityviai. Ir tada po vienos dienos, kodėl nėra tipo rezultato. Ne, tai tu turi tai toliau visą, kiekvieną kartą tai tipo stengtis ir tobulinti save, ugdyti ir toliau šert save teigiamom mintim. Absoliučiai. Nu, žodžiu.